du vaikai kalbasi, berniukai, maži dar tokie, sako, o mano tėveliai bijo multikų. Kitas sako, wow, iš kur tu nusprendė, kad multikų bijo, taigi multikai yra gerai, kodėl jie bijo? Sako, būna jie man paleidžia per planšetę multiką, o patys bėga slėptis į miegamai. Dabar pradėkime anekdotų rubriką. Vat nuo šio momento. Dar vienas bandymas. Kaip atpažinti, kad Einikis buvo nuėjęs pas Meilužę? Patikrinti, ar ant jo krumplių nelikęs lūpdažis. Oi, koks šitas blogas. Užsitepė, belėsdamas. Yra pasiūlymas šiais metais nerinkti rudenį Seimo. Mes turim pabūti vieni, pagyventi šiek tiek dėl savęs. Čia poroje tai būna dažniausiai. Einam toliau. Kad tai būtų. Susitinka du nudistai pliaže. Vienas klausia kito, kodėl tu šiandien maudimuką nešiesi į paplūdimį? Ką sako, visai išpratėjai. Ai, sako, šiandien mūsų kampe, va ten va, kaukių balių, žinok. Pradėjau ir aš jau šipsotis, nes tikrai juokinga. Moteris galų gale nusprendė, kad iš tikrųjų visi karai pasaulyje būtent kyla dėl moterų. Jos tam pritarė, nes, žinot, moteris būtent ir pagimdo tos kvailus vyrus. Taip jos nusprendė. Šnekasi senolis su savo gydytoju. Gydytoju, daktarė, pasakykit, kiekgi laiko liko man gyventi? Pauzė gydytojas, sako, 10. Tai ko 10? Metų, mėnesių, dienų? 9. 8. O, ne. Žmona taip subtiliai, delikačiai prieina prie vyro. Ir sako, Andriau, sako, nesuprantu, tu dirbi ten, stengiasi visą kitą, bet kartais tų pinigų, sako, kaip ir mažokai, taip. Ir aš skaičiau internete, kad žmonės, o ypatingai vyrai, su aukštom pajamom arba su aukštesnėm pajamom nei tavo, dažniau užsiema seksu. Supranti? Vyras taip žiūri, sako, klausyk, aš to pasakysiu taip. Užtat žmonės su žemom pajamom užsiema tuo su savo žmonom. Geras. Gerai pastebėta. Na ir trumpas ryto anekdotas. Iš vienos pusės pažiūrėjus, man nesinori keltis iš lovos. Na, iš kitos pusės siena.